Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių Svajonių šuo pažink veislės metu. Tai pokalbiai, kurių metu galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Čia rasite ne tik straipsnius apie įvairias šunų veislės, tačiau ir daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Na, o šiandien išgirsime apie naujosios Škotijos retriverius, dar kitaip vadinamus stoleriais. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Juodas apelsinas savininkė Agnė Litkauskienė. Sveiki, Agne! Sveiki, sveiki! Tai mes labai džiaugiamės, kad šiandien esate su mumis ir labai dėkojame, kad sutikote skirti savo laiką ir pristatyti šią veislę. Tai gal papasakotumėt, kas šiandien yra šalia jūsų, na ir įkūnija, taip sakant, šią veislę. Čia yra mano Maira, tai yra pirmas Lietuvos stoleris atkeliavęs iš Italijos. Jai šiuo metu yra 7 metai, tai jinai dar pačiame jėgų žydėjime mergaitė mano, pati protingiausia jau. Tai čia susipažinkit, čia yra pirmas Lietuvos stoleris. Tai sako, tai yra pirmas Lietuvos stoleris. Tai kaip taip atsitiko, kad jūsų namuose jis atsirado? Kaip išsirinkote šią veislę? Šitos veislės aš turbūt jau labai seniai esu ją įsirinkus, bet anksčiau kažkaip tai iš užsienio gal aš bijodavau pirkti ir nelabai supratau, kaip tai darosi. Jaunesniam amžiuje aš turėjau auksaspalvį ir tiesiog visą laiką svajojau apie šitą šunį. Kai paseno mano auksaspalvis, aš galvoju, vis tiek aš labai noriu šitos veislės. Pradėjau dairytis veislynų. Tai pirmas veislynas, iš kurio norėjau, tai buvo būtent iš jų printako Kanados. Bet mano vyras kategoriškai pasakė dėl pinigų, kad nikaip, nes ir veislynas iš tikrųjų labai geras. Aš ir šią dieną iš tikrųjų žaviuosi tuo veislynu. Tai savo šito šunio aš laukiau 2,5 metų pas veisėją. Ir, iš tikrųjų pranoko visus mano lūkesčius ir visus mano skaitimus ir domėjimus šitą veislę. Nes aš per tuos metus ir dar iki to, kai jau tikrai nusprendžiau, kad bet kokią kainą šitą šunį gausiu, truputėlį ribočiau turėjau žinių apie šią veislę, nei dabar galiu papasakoti. Nes nei viena žiniasklaida, kuri yra parašyta apie šunį, nerašo apie žmogaus pajautimą. Tai čia labai toks keistas pastebėjimas, kodėl šios veislės veisėjai neiškelia tos savybės. Nes turbūt mano sutiktas šuo tai vienintelis toksai ant tiek stipriai jaučia žmogų ir jo nuotaikas kaita ir kada reikia, kada nereikia, tada jisai traukiasi arba ateina prie tavęs. Tai toks pastebėjimas iš šitos veislės. O būtent šita mergaitė atkeliavo iš nemažo veislyno, kur tėvai, protėviai stovi Europos pasaulio čempionai. Bet tai nebuvo mano pagrindinis rinkantis šitą šunį ir tą veislyną. Man labai patiko veisėjos bendravimus pirmiausiai. Aš iš jos turbūt tas pirmas startas buvo daugiausiai žinių ir gautas iš tos veisėjos. Šią dieną kaip mama vis tiek eina šalia manęs. Aš jau nemažai turiu žinių, bet visada kreipiuosi pasitarti, pasikonsultuoti būtent su ta Italijos veisėja. Šiaip Lietuvoje dabar jau daugiau yra šios veislės atstovų, ar vis dar jų netaip dažnai yra sutinkami? 74 vienetai yra oficialiai užregistruota Lietuvos šunų knygoje. Jau, aišku, manau, kad yra daug daugiau. Atvažiavusių jau yra, kur žmonės nėra prisiregistravę ir tiesiog jie neidentifikuoti yra, kad jie yra. Bet dar jauna veislė, iš tikrųjų aš labai tuo džiaugiuosi, nes pirmiausiai, netgi ieškant šitos veislės mane sužavėjo veisėjų požiūris į šitą veislę. Jie neparduoda bet ką. Rimti veislynai tau atsiunčia klausimynus, kuriuos tu atsakai ir tai nereiškia, kad jie dar parduos tą šuniuką. Tai
Kanadoje tas veislynas, iš kurio aš buvau išsirinkus, jis toliau taip pat dirba. Jisai iš viso pusę metų veda kursus, būtent veislės pažinimo, groomingo, charakterio, jie supažindina per tą pusę metų tos seminarus ir tu laikai egzaminą apie tą veislę ir tai vėl gali negauti, jeigu jiems nepatiks tavo atsakymai arba tavo žinias, kurias tu per tą pusę metų nesukaupai apie šią veislę. Tai va, tai tas iš tikrųjų žavu, štai šita veislė yra dar nenuveista. Kaip aš sakau, nepaliesta blogų žmonių akies, vėl populiacijos. Tikiuosi, tai dar ilgai išliks. Nors populiacija, aš srautas skambučių, žinučių, matau labai stiprų žmonių susidomėjimą šią veislę. Tai tikiuosi sąmoningumo iš būsimųjų veisėjų, kas užsiims tuo. Nes per šitiek metų veislė tikrai išsaugota su sveikata ir savo savybė. Tai va. Ką aš dar galėčiau pridurti, tai kad kai ieškojau šuns, susidūriau su tokiu veisėjų labai susirūpinimu. Būtent dėl veisimo, jie nėra, kad labai ribotų tau, kad tu negalėtum užsiimti veisimu, bet jeigu tu jau pasakei, kad tu nori būti veisėju, jie iš karto konsultuoja visais klausimais nuo iki. Ir tavęs prašo to, netgi prašo, kad tu pats klausinėtum, jeigu tau kažkas neaišku. O čia būtent mano veisėja, bet ne tik mano veisėja, aš pagalbą gavau ir iš kitų veislynų, būtent Naujosios Škotijos. Tai va. Tai ta bendruomenė yra labai stipri. Labai stipri. Na, o jei grįšime prie tų šaknų šios veislės, tai kokia yra jos atsiradimo istorija? Vis tiek žinome, kad yra tikrai ne vienas retrieveris, tai kaip atsirado būtent šis? Šis retrieveris atsirado, nėra tiksliai nuspėjama, kokios veislės įleistos yra į šitus kraujus. Nėra vieningos nuomonės, bet yra spėjimai, kad tai yra auksaspalvė retrieveris, kokias spanėlis arba šeltis, seteris. Bet čia nėra tikra informacija tokia, kad tikrai tai yra. Nes kiekvienose šaltiniuose vis randama kita informacija. Tai 1945 metais Kanada šitą veislę pripažino kaip veislę. Visiems atrodo, kad jinai iš Anglijos. Deja, tai yra kanadietiška veislė. Naujosios Škotijos yra mažas miestelis. Ir Jarmaluto grafystėj būtent buvo šita veislė pirmoji, kuri medžiotojai imdavosi einant medžioti ančių. Tarp kitko, jinai skiriasi iš visų 6 retrieverių rūšių tuo, kad šiaip visi retrieveriai yra atnešti pašautą paukštį, o šitas šuo yra kaip maža laputė, kuri turi suvilioti tos paukščius. Jinai tokiu principu labai įdomiu. Dažnai medžiotojai mesdavo pagaliuką, žaisliuką, bet jinai ir šią dieną taip daro. Šitą savybę išlikus aš matau ant savo šunų. Meta pagaliuką ir tas šuo šokinėdamas į vandenį takščianasi pėdutę ir žaidžia. Tai gaunas tik toks panašiai kaip šokis ir jų odega turi baltą galiuką. Ir jisai, kai yra aukščiau truputėlį ir jisai sviruoja tas baltas odegos galiukas, tuo pasekoje antis susidomi, kas tenais galėtų būti ir priplaukia tą vietą. Tada šeimininkas, medžiotojas duoda komandą pasitraukti šunį nuo kranto, šuo pasitraukia, o antis kyla į viršų ir medžiotojas juos sušaudo, tada siunčia šunį surinkti pašautą ančių. Tai yra vienintelis retrieveris šeštoj rūšy, kuris tai daro. Tai va, dar suvilioja, padeda, padidina kiekį. Tai jos kilmė buvo būtent iš medžiotojų, kad išgauti kuo labiau panašų šunį į lapę. Ir tai kaip ir pavyko, aš manau. Aš net su vyru juokiuosi, gal kraujyje kokias lapės įleido, kad jie tokie. Jie net šokinėja kaip lapės. Europoje, aš dabar galvoju, net taip ir 1980, man atrodo, iš Kanados pirmas toleris atvažiavo į Europą. Nes labiausiai laikėsi būtent Naujosios Škotijos to įlankoje jie, ten tokia kalnuota vieta ir eidavo su medžiotojai, va.
Judrus šunis, labai smagus šunis, laputės, tikrai. O. O ar dar vis yra populiaru, ar dar vaikštama į medžioklę su šiais šunimis? Taip, labai. Man labai gražu žiūrėti, kaip dirba Lenkija. Dėl medžioklės, tai Lietuvoje kol kas tai yra mažai, kas užsiema. Gimtos savybės tai jų labai stiprios. Tik tai dirbti reikia. O artimiausias šalis yra Latvija ir Lenkija, kur tikrai įdomu stebėti ir gera stebėti, kaip šunys dirba. Tai minėjote, kad šis šuo tikrai labai panašus į laputę. O kaip dar apibūdintumėte tą išvaizdą, kaip turi atrodyti tas tikras Naujosios Škotijos retriveris? Naujosios Škotijos retriveris yra mažiausia rūšis retriverių. Tai jos ūgis, šitos veislės ūgis siekia iki 52 cm, svoris gali būti patinų apie 25 cm. Spalva jų nuo šviesesnės rudos eina iki bronzinės raudonos su baltom dėmelėm. Ausis trikampio formos, truputėlį toliau yra įstatytos aukščiau, uodega plunksninė, tiesi nugaros linija, tvirtas kūnas, plaukas, toks stiprus poplaukis, vidutiniškai ilgas. Man labai patinka tos pėdutės į baltus. Jos kaip atrodo kaip su kojinėm. Tai va čia man ta specifinė išvaizda, tas raudonas kailis su baltom dėmėm tikrai duoda to lapiškos išvaizdos. O kaip reikėtų prižiūrėti tą jų raudoną lapišką kailį? Šiaip kailio priežiūra iš tiesų yra tikrai nesudėtinga. Tikrai labai nesudėtinga. Šukuojamas šuo į savaitę kokį kartą, aišku, žinoma, kai šuo šeriasi, reikėtų dažniau ir nukailinti tikriausiai reikėtų, bet aš nemaudau labai dažnai jų. Tikrai nemaudau, nes aš nemanau, kad reikia kas antrą dieną šunį maudyti. Tai kailio priežiūra čia viena iš lengviausių šitų šunų. Taip šeriasi, kaip ir visi šunys, kaip ir visi retriveriai tikrai šeriasi, nes ir poplaukį turi tankų ir dvigubą. Taip, kad prižiūrėti reikia, bet tai nevargina. Kiek, sakykime, užtruktų išplauti ir išdžiovinti jau suaugusį šunį? Jeigu ten jau kokio kondicionierių nedėdų, tik vonyti ir išmaudai, ne parodai ruoši, tai dieve, pusvalandis. Jeigu ten nedžiovinis džiovintuvais, neformuoji kažko, tai ten, jeigu, žinot, kiekvieno tas poreikis dar kitas, kaip mergaitės irgi greitai gali susiruošti ir kitos greičiau, tai čia kažkaip taip. Bet neužtrunka, išmaudai pusvalandis, manau, kad pusvalandžio per akis. O ir šiaip ar tai sudėtingos priežiūros reikalaujantis šuo, ar lengvai auginamas? Labai lengvai auginamas, labai įdomus šuo, man patinka, kad jie iš tiesų kažkiek tai tas lapės smalsumą turi. Aš turiu savo Marytę, jauniausią dabar pas mane šeimoje, metai. Jinai nuo pat mažens analizuoja viską, ką aš darau ir man taip juokinga, kaip, pavyzdžiui, kokius blynus tu maišai, jinai galvą kraip ir atrodo mokytųsi to daryti. Vis sakau, tu neišmoks niekaip, sakau, gali nežiūrėti. Bet iš tikrųjų tas stebėjimas jų tos pačios aplinkos, jie iš tiesų daug labai dalykų išmoksta ir ką aš paminėjau prieš tai, tas žmogaus pajautimas. Jie analizuoja kiekvieną dalyką, kuris vyksta aplink juos ir jie išmoksta, ką su tą aplinką daryti, kokia tai aplinka ir kas tai vyksta. Labai protinga šuo. Protingesnių nemačiau, bet čia turbūt kiekvienas veisėjas šitą pasakytų. Bet tikrai intelektas jų labai aukštas ir aš susidūriau su visai nedresuotu šuniu. Jis nebuvo niekarto dresūroje, jis gyvena Lenkijoje. Bet su juo kalba, kai su žmogumi ir jis viską daro. Sako, mes niekada nesimokinom ir mes nieko, neužsiemame su to šuniu, bet tu jam pasako ir jis viską daro. Jis eina greta, jis nesitampo. Jam pasakė pasidėk čia truputėlį, brangusis sako, gerai, sėdėsiu. Tai aš kartais pagalvoju, kad su šitu šuniu tikrai galima protingai pakalbėti. Jis tave tikrai supras. Tai va,
su šia veisle labai daug žmonių užsiminėja sportu, agility, frisbee ir visais kitais. Todėl, kad jinai tikrai tinkama šitam, nes judrumas yra, intelektas yra, lengva dirbti, smagu dirbti su šita veisle. Ir šitos veislės atstovų tikrai daug pamatysi sporto šakose, tokiuose, va, ne tik medžioklėje. Va, iš šitų kamuoliukų. Labai mėgsta nešioti, čia tai jau prigimtinės, mes kad nešk, nes, prigimtis jau va tokia, va, kaip šitoj nuotraukai. Tai ir šiaip ir vaikam labai smagu užsiminėti su toj žaidimais, nes vaikai žaidžia, kamuoliukas į šoną, tai šuniukas bėga, jeigu nukrito kamuoliukas į šoną, šuniukas bėgs atnešti arba vienam vaikui atneš, arba kitam. Nereikia bėgioti paskui kamuoliuką kitam, kur iš šono nubėgo. Vaikų tai tikrai didelis džiaugsmas, šitie šunės yra. Man tai labai patinka, kad jie kompaktiški. Tu juos gali, bagažiniai su daiktais prie daiktų, nei didelis, nei mažas, toks vidutinio dydžio šuo, kur neužima labai daug vietos, bet tuo pačiu nėra labai mažas. Glėby telpa. Bet ir šiaip rekomenduotumėt, pavyzdžiui, naujiems savininkams lankyti tą, sakykime, pradinį dresūros kursą, ar jie jau protingi iš prigimties? Jie protingi, bet jie tiek bus protingi, kad jie pranoks ir patys šeimininkai, jeigu jie neįs į dresūrą, tai šitą veislę sugalvos padresuoti savo šeimininką. Tai aš manau, kad iš tikrųjų kiekvieniems šunims reikalinga dresūra, net tas pats, ta dresūra mokina ne tik tai šunį, bet ir žmogų, būtent kaip su tuo šuniu elgtis, kaip susišnekėti. Mano Mairutė, pats va dabar manęs. Tai dresūra yra būtina. Aš, kai parduodu šuniuką, manęs klausia, o parodos, jūs norite, kad aš eičiau į parodas? Sakau, aš noriu, bet man parodas nėra svarbiausia. Aš norėčiau, sakau, paprašyti, kad jūs eitumėt būtinai į dresūros mokyklą. Ir dažniausiai nukreipiu į kokią dresūros mokyklą. Mes ir Kaune, ir Vilniuje turiu tikrai nuostabių dresūros mokytojų. Tai tikrai eina vaikai ir matau rezultatus, džiaugiuosi jais labai. O kaip jūs klausėt, jeigu palik neiti dresūrą, manau, kad tiesiog apsisunkintų žmogus gyvenimą. Nes tas šuo, jisai yra intelektualus, judrus. Ir jis taip tikrai nesėdėtų ramiai namuose, ant pagalvėlės nemiegotų. Jis tikrai susirastų savo veiklos ir plus pabandytų padresuoti ir jūs. Tai, kad neištiktų tokia bėdelė, tai tikrai, jeigu ruošitės turėti šios veislės šunį, tai pirmą, ką padaro, tai einate į dresūros mokyklą. O šiaip dar minėjote vaikus, kad vaikams labai smagu žaisti su šiais šunimis. O sakykime, jeigu šeima turi dar visai mažą vaiką, ar rekomenduotumėte tada įsigyti šios veislės šunį? Aš visą laiką kalbuosi su žmonėm ir matau, kaip ta šeima, tai ne katinukas ir ne meškutis, kur ten pasidėsi. Tai jeigu yra mažas vaikas, mažas šuniukas, dar yra dar plus vienas mažas vaikas. Tai labai skirtingos šeimos yra, vieni gali su tuo susitvarkyti, kitiem tai bus per sunku. Tiesiog, nes vaikas mažas, jisai kelsis, šuniukas paryčiais eis į lauką ir tiesiog fizinių jėgų gali neužtekti. Dėl pačio vaiko, tai taip, šita veislė visiškai tinkama, gerai viskas, bet dėl pačių tėvų, ar jie, jeigu yra naujagimis, ar jiems reikia to vargo, kaip pasakyti, taip tiesiog praaugintų tą vaikutį ir nusipirktų. Tai aš manau, kad tik dėl šitoje vietoje reikėtų pagalvoti, ar fiziškai pajėgus yra tėvai. O su vaikais jie tinkami, su katėm jie tinkami, su visko jie tinkami, pas mane su papūgom miega. O sakykime, ar jiems labiau patinka būti vieniems šeimoje, turiu omeny kitus šunis, ar jie galėtų puikiai sugyventi ir su kitais? Jie puikiai sugyvena su kitais. Pas mane... Aš neauginu pati kačių, bet mano veisti šuniukai beveik visi kažkodėl gyvena su katėm. Nežinau, ką tai reiškia. Ir dar kažkaip tai Meino meškinas ir ryžas. Čia kažkaip taip tokia porelė. Ir jie labai gerai sutarė. Kiek aš klausau, kiek man atsiunčia nuotraukų, tai gražu žiūrėti, kaip su kitais tais gyvūnais jie labai sutarė. Jie iš tikrųjų gal greičiau su kitais žmonėm gali būti atsargesni, svetimais.
Nes šita veislė, jinai viskas su ja yra gerai, jinai draugiška, bet jinai gali nepult draugauti su svetimais. Tai va toks išskirtinumas iš tų gal 6 irgi retrieverių rūšių. Tai tokie atsargesni būtų su nepažįstamais. Taip, šiek tiek atsargesni, bet tai nereiškia, kad nedraugiški. Jiems reikia laiko susipažinti. Šiaip labai daug išvardinote gražių šių retrieverių savybių. Ar yra dar kažkokie temperamento ypatumai, kurių nepaminėjome? Dar žinot, ko nepaminėjau, jie turi tolling scream, vadinasi angliškai, tai toks cipimas, bet čia, kai jau būna didžiulis azartas, kažkoks tai va kaip agility būna ir jo neleidžia. Aš esu šitą garsą tik tai kelis kartus girdėjus per visus šitus metus, bet jis labai aukštą tembrą. Jis labai... Aš nežinau, kaip jie išgauna tą garsą. Tai nelojimas, tai neatsipimas, tai yra toks scream, grinai, rėkimas, nerėkimas, aukštą dažnių. Cipimas, va. Tai šitas dažnis, aš kai pirmą kartą išgirdau, aš net nesupratau, kad mano šuo tokius garsus gali turėti. Tai va čia vėl išskirtinis bruožas šios veislės. Bet jis nėra dažnas ir tai netrukdo gyventi. Man tikrai netrukdo, nes sakau, aš vos kelis kartus esu girdėjus, va, tą tokį jau, kai jau nesusivaldo tą skrimą. Ką dar galiu paminėti, tai kad iš vandens juos man sunku ištraukti. Nes tai yra tikrai vandeniniai šunys. Mano visi šunys plaukia ir ypatingai perla. Tai aš nespėju mašinos bagažinės atidaryti kaime, kai atvažiuoju. Pirmą, ką jinai padaro, tai būna šoka į prūdą ir aš ją turiu jau atsikviesti po kokios valandos 2 plaukių. Tai čia iš tikrųjų vanduo, tai jų stichija. Na, kaip ir nenuostabu, kadangi vis dėlto tai yra retrieveriai. Taip. Labai mėgsta žaisti, įvairių žaidimus mėgsta žaisti, labai mėgsta galvosūkius visokius. Aš jau ten visokius pripirkus ir pati išmaščius. Visos uoslė labai stipriai yra išreikšta, irgi labai žavu. Su šitu šuniu, pavyzdžiui, Mairos sesuo Italijoje, jos dabar galvoju, sąskaito ar 38, kiek žmonių rado. Neįvardinu skaičius, nes truputėlį esu pamiršus, bet daug. Iš kalnų rastų žmonių yra. Būtent labai daug naudoja tolerius žmonių paieškai, nebūtinai kalnuose, gali miškuose būti. Tai matau ant savo šunų, jeigu koks gyvūnas praėjo, iš karto bus nosis ant žemės ir siekimas pėdą. Tai labai tą savybę galima panaudoti tinkamai. Tai ne tik tai tose žaidiminėse sportuose, ar tai dresūrai paprastojo, gali iš tikrųjų padėti ir kinologija. Aš manau, šitas šuo tikrai turi tą savybę labai stipriai išreikšti. O dabar, kiek pasakojot, tai labiau šie šunys dalyvauja tokioje aktyvioje veikloje. Bet ar įmanoma pamatyti šį retrieverį ramiai gulinti ant sofos šalia savo šeimininko? Visada? O dabar ką mes veikiam? Šitą šuo namuose jisai gali gulėti, mėgoti su manim, televizorių žiūrėti, bet jeigu mes gamtoj, tai jis labai aktyvus, jis labai žaismingas, šypsena veide, viskas su juo gerai. Bet jisai nėra chaotiškas ar tai nevaldomas. Jis yra retrieveris ir pirmiausiai šeimos narys, kompanionas. Taip, jisai judrus yra, su juo smagu, bet tu gali turėti ramybę su juo. Šiaip tai labai prisitaiko prie šeimos, prie žmonių, prie jų savybių. Aišku, aš nerekomenduoju jo pirkti labai seniem, gal žmonėm, kurie nenorės visai užsiimti, ar tai įsivaizduoja, kad šitą šunį pasidės ant sofkės ir palaikys. Ne, jam tikrai reikia ir pasivaikščiojimų, ir darbo, ir užsiėmimų, ypatingai protų užsiėmimo jam reikia, nes kadangi intelektas aukštas, tai jį reikia ir iškraudinėti per protą. Aptarėme jau išvaizdą, aptarėme temperamentą, o kaip yra su sveikata? Ar yra kokie sveikatos negalavimai, kurie pasitaiko dažniau tarp šios veislės atstovų? Šita veislė skaitosi labai sveika. Ačiū Dievui veisėjams, kur aš pradžioj kalbėjau. Be galo saugojama sveikata ir yra numeris 1, ką žiūri veisėjai.
Jeigu mūsų kinologija prašo pagrindinių sveikatos tyrimų, tai yra displazija akis, tai nerašytinos taisyklės veisėjų gyvenime, veisiant šitą veislę yra 10 daromi sveikatos tyrimai, siunčiami genetiniai tyrimai. Tai aš iš tikrųjų dėkingai ir tiem veisėjam iš anksčiau, kur buvo ir kurie dabar tai daro, kad jie šitaip atsakingai tai žiūri. Tai mano rate, aš bendrauju su Norvegijoje tokia veisėja, pas ją yra 21 metų patinėlis, dabar gyvas dar. Tai yra labai šaunu, čia būtent rodo, kad šita veislė yra ypač sveika. Nu, nekalbu, yra visokių niuansų, žinot. Daromi, pagrindėje žiūri tas yra CDI tyrimas trumpų kojyčių, ten būtent tą tyrimą, jis yra dabar nesenas, už tai jį labai stipriai pradėjo žiūrėti. Tai va tokie niuansai, bet tas trumpos kojytės, nu kaip, irgi nėra gerai, nu, kad visai nesutrumpėtų, nes plius ir stuburos diskai iš karto blogai. Tai jau toks, čia pas juos labiausiai dabar man aktualiausia tema, va tas aš aiškinuosi, kaip ten yra, nes jisai gal kokių 5-6 metų tas tyrimas tik tai atsiradęs, anksčiau jo nebuvo. O apie 80 turbūt, jeigu nedaugiau tolerių, dabar būtent yra nešėjai arba turėtojai. Tai va. O šiaip tai taip, labai sveika veislė. O šiaip kokia yra vidutinė gyvenimo trukmė, kaip minėjote, kad čia net 20 metų išgyveno ir daugiau? Čia tai jau ne vidutinė skaitytųsi. Čia, vidutinė turbūt aš sakyčiau 10-14. Labai daug 14-16 metų tikrai labai daug išgyvena. Ar dar yra kokia priežiūra speciali, pavyzdžiui, kaip dantų valymas arba akių valymas, ar jie nereikalauja to? Nu tai dantų valymas turbūt jau dabar visose veislėse yra kaip ir natūralu, kad tas dantis reikia valyti. Akis ne, akis viskas su jom gerai. Gal kartais dažniau, kadangi nulepausiai jie ausų uždegimus turi, nes vėjelis praputė, ausis uždarytos. Tai va gal po maudynių rekomenduočiau pavalytas ausis, bet labai daug nelysti tas ausis, nes kitos bėdos tada prasidės. Taip atsargiai. Tai va čia, bet čia turbūt visų retrieverių yra ausis. O šiaip čia jau dabar nukrypstam nuo sveikatos temos. Mano žiniomis, Agne, jūs labai dažnai ir daug dalyvaujate šunų parodose. Gal papasakotumėte apie šią veislę parodose, ar dažnai mes šiuos šunis matome, ir kaip jums juose sekasi, kas juose patinka? Tai šunų parodose aš jau seniai, aš net be šuns eidavau tas šunų parodas, o kai jau įsigijau tai, ko aš norėjau, tai jau tikrai einu, daug Lietuvoje einu ir tikrai užsienį, mes dalyvaujame Europos, pasaulio parodose ir, kaip sakant, šita mūsų mergaitė seniausia yra Best of Breed Europos, tai aš labai ją didžiuojausi, tada negalėjau patikėti veisėjai ir aš jau skambinau. Kol kas šita veislė nėra tokia populiari, Lietuvoje jų iš viso parodos nėra labai daug. Dar ir teisėjai tų tikriausiai mokosi šitą veislę pažinti. Reta veislė, aš atsimenu, kaip aš su Maira pirmus kartus žengiau Lietuvos parodose, tai jinai praktiškai visą laiką buvo viena, atvažiuodavo tik tai iš Suomijos vienas kitas šuo, kaip į konkurenciją. Dabar jau darosi smagiau, dabar jau yra konkurencija, daugiau azarto tose parodose. Tai va, o užsienį visą laiką buvo kažkiek vienas kitas, bet tikrai ne auksaspalviai, kaip kur labai dar populiari veislė. Mažiau, jų iš tikrųjų net ir Europos ir pasaulio parodose gerokai mažiau stovi. Bet man smagu tose parodose. Čia šių metų pasaulinė paroda Kroatijoje, čia yra jaunimo berniukas, kuris laimėjo pasaulio jaunimo čempioną. Čia yra Mairos sūnus. Ar turi dar kokių prisiminimų, kurie yra patys brangiausi jūsų širdžiai ir patys mieliausi? Man tas Europos, kai Maira pasiėmė Best of Breed, geriausias veislės atstovas, aš negalėjau patikėti, nes tikrai buvo gražių šunų, tikrai mano akims, aš ten akis ganiau ir aš nesitikėjau, ir kai teisėjas sako, jeigu aš paišyčiau tolerį, aš paišyčiau, kaip jinai dabar atrodo.
Tai man buvo pats geriausias ir maloniausias tas pasakymas toksai. Ir aš po to galvojau, kad, turbūt ir aš taip pat paišyčiau, bet, aš galbūt negaliu būti objektyvi, nes mano vaikai patys geriausi, patys fainiausi, kaip ta pelėda. Tai va toks iš tų malonių buvo. Dar galvoju, turbūt europiniai parodoj prie manęs priėjo moteris. Aš nežinojau, kad jinai teisėja. Manęs paklausė, iš kur aš pasakiau, kad aš iš Lietuvos. Mes pradėjom kalbėti, jinai sako, galiu aš piškai, sako, apžiūrėti tavo šunis. Paklausė, čia ar mano veisimo. Ir sako, tai yra vieni gražiausių mano matytų tolerių. Ir net sako, aš net nežinojau, kad tai yra Lietuvoje. Irgi po to jinai sako, gal mes galim draugauti, pasikeisti kontaktais. Ir kai man davė Facebooko kontaktą, jinai teisėja, jinai iš tikrųjų tos naujosios Škotijos tikrai mačius, nes jinai teisėjauja būtent 8 grupiai. Labai irgi buvo malonus, būtent tos parodos toks įspūdis, kad buvau įvertintas su visais savo šunimis. Tai Lietuva gali didžiuotis tokiais žaviais šios veislės atstovais. Aš manau, kad taip, mūsų pasiekimai su šią veislę, manau, kad yra tikrai ką parodyti ir kuo pasididžiuoti. Mes tikrai Lietuvą atvežėm gražių titulų. Tai tiek Europos, tiek pasaulio. Na, iš jūsų pasakojimo tiek apie temperamentą, tiek štai ir apie parodos, tai susidaro toks įspūdis, kad tai yra tobuli šunys. Tai ar šie tobuli šunys turi kokių nors trūkumų? Kaip gali tokia tobula veislė turėti trūkumų? Aš tiesiog negaliu apie juos būti objektyvi, nes kokie trūkumai, kokie gali būti, pažiūrėkite į veidus, kokie gali būti trūkumai besišypsantį veidą. Nėra tų trūkumų. Man jų nėra. Jeigu žmonėm, šeriasi, jie visi šeriasi tie retrieveriai. Kas skrimtas, kai būna emocijos didelės. Per daug retai, kad tai būtų trūkumas. Intelektas, netrūkumas, tai yra privalumas. Kad žmonės kai kurie galbūt susiduria nesitikėdami tiek protingo šunio, tai čia ne šuns problema ir netrūkumas. Tai vienu žodžiu, tai tik tai būsimas šeimininkas gali turėti trūkumų, bet ne šuo. O tikrai taip. Tai tada turi šeimininkas su savo trūkumais susigyventi, juos taisyti, kad šuniui būtų patogiau gyventi. Ne, iš tikrųjų, aš nežinau trūkumų, aš nematau trūkumų. Sveikas šuo, geras šuo, meilus šuo, protingas šuo, kokie čia trūkumai? Kas gali būti geriau? Gal kažkam tai atrodo, veislės jokios ypatybės nėra, ten kuodų visokių nėra, paukas lengvai prižiūrimas. Čia man viena aiškino, kad visiškai neįdomi veislė. Tai būtent paprasta, gera veislė, pašukuojam, biškį pakerpam, nosį pabučiuojam ir einam. O daug minėjote apie tą draugišką viso pasaulio bendruomenę šios veislės. O ar Lietuvoje rengiate kokius veislės susitikimus, pavyzdžiui, savo šuniukų šeimininkų susitikimus? Taip, mes susitinkam kartais tyliai, kartais ąžuolyne, kur nors pasivaikštom, bet dabar rugpjūčio 15 Inselbergo dvare pas mus laukia didelis renginys su veislyno draugais, tie, kurie kartu su manim žingsniuoja, kurie mane palaiko, mane praturtina, kur aš galiu taip pat būti šalia jų, tai aš visus būriu, visus kviečiu, kas nori su manim susipažinti. Ką domina šita veislė ir kitos mano veisiamos veislės. Tai bendruomenė mūsų tikrai labai smagi, labai malonus žmonės įsigyja šią veislę, labai turintis daug idėjų, minčių. Kaip šunys, taip ir šeimininkai. Matyt, tokie žmonės renkasi tam tikrus tokius šunis. Ir tai turbūt yra normalu ir visose veislėse taip yra. Bet kadangi aš kaifuoju nuo šitos veislės, tai aš ir kaifuoju nuo savo žmonių. Tai man labai malonu su jais bendrauti ir mane tikrai praturtina kiekvienas iš tų esančių mano rate žmonių ir mano šeimos, vadinkim, šuniškos tos šeimos.
tą rugpjūčio 15 per žolinės, aš manau, kad bus organizuota pakankamai didelė šventė. O kad dar kils kažkokių klausimų, dar netgi tą pačią rugpjūčio 15 bus mūsų labai daug ir įvairių. Galės pasižiūrėti charakterių skirtumus, kaip tie šunys aplinkoj. Tai va. O visą laiką su manim gali susisiekti. Yra numeris mano, yra veislyno puslapis. Aš tikrai maloniai atsakysiu jūsų visus klausimus. Nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Agnijai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Ačiū visiems besidomintiems šią veislę. Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems naujosios Škotijos retriverių augintojams kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų susitikimų. Iki malonaus.